Čia yra gražiausias dangus, kokį esu matęs gyvenime. Kokios spalvos! Ir lietuviai naktį medžiojo įspūdingas pašvaistas, dangų užliejo ryškios spalvos, žemę pasiekusi elektrintų dalelių pliūpsniui. Socialiniuose tinkluose daugybė žmonių dalyjosi stebėtų pašvaisčių vaizdais, ne tik Šiaurės Europoje, įskaitant Jungtinę karalystę Airiją, bet ir aplink Australiją, Jungtinėse Amerikos valstijose. Beje, kas pramiegojo, dar galės grožėtis, Lietuvos dangų nušvies ir šią naktį į sekmadienį. Geriausia stebėti už miestų toli nuo jų šviesų. Aš esu buvęs Laplandijoje ir mačiau tikrai maks įspūdingiausias pašvaistas, kokias tik, nežinau, galėčiau pasvajot, bet šitos pranoksta. Nuo trečiadienio Saulėje suaktyvėjusi fiksuoti keli žybsniai, plazmos išsiveržimai. Į Žemę lekia bent 5-gubą plazmos serija. Pirmas iš net kelių Žemę pasiekė vakar po 19 valandos Lietuvos laiku. Netrukus geomagnetinė audra įvardyta ekstremale, kokios planeta neregėjo 20 mečius. Per pastarąsias dienas labai sudėtingas Saulės dėmių telkinys susijungė ir buvo ypač aktyvus parą ar pusantros. Tai lėmė, sakyčiau, 7 vainikinės masės išmetimus. Ir jie tuo pačiu metu, kokie 5, artėjo Žemės link. Tai unikalu ir ypatinga. 2003 rudenį buvo net nutrūkęs elektros energijos tiekimas Švedijoje, Triko ir Pietų Afrikoje. Geomagnetinė audra gali paveikti ir radijo ryšį bei palydovinę navigaciją. Taigi, kai kur galime tikėtis elektros energijos sutrikimų, taip pat ir ryšių sutrikimų. Kosminiams laivams taip pat gresia didelės radiacijos dozės, nors atmosfera neleidžia joms pasiekti Žemės. Tarptautinėje kosminėje stotyje astronautams gali tekti persikelti į geriau apsaugotas stoties vietas. Geomagnetinė audra gali paveikti net balandžius ir kitus gyvūnus, kurie turi vidinius biologinius kompasus. Balandžių prižiūrėtojai pastebi, per tokias audras mažiau paukščių grįžta namo. Gegužės 10-24 metais HARPas įvykdė eksperimentus tam, kad dirbtinai sukelti tokius švytėjimus, reiškia, ionosferoje, sužadinamas elektronus su aukšto dažnio radio bangom. Taigi, padarant nematomų matomų, eksperimentas ištestavo, ar karšti elektronai sukelti HARP radio perdavimu gali sugeneruoti auroros tipo fenomeną pavadintą STEVE arba Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, kaip čia reiškia. Tai yra oficialus dokumentas jų, oficialūs duomenys, kad jie šitos visus tyrimus vykdė, reiškia. Na, apibendrinant, belieka pasakyti, tai, žinoma, ir kažkodėl gegužės 10-2018 metų Q žinutėje taip pat yra parašyta, kad yra Sky Event, reiškia. Tai yra dangaus įvykis. Nu, kaip įdomu, Q plus pasirašo. Kodėl Q turėtų, Q plus, prezidentas Trumpas, kitaip sakant, kodėl turėtų 18 metų tokią žinutę gegužės 10 palikti apie dangaus įvykis, kai tada tikrai 18 metais jokio dangaus įvykio nebuvo, staiga po 6 metų tokia įdomi delta sutapimas.